Man atrodė, nu kas to dildo reik, kas, nu kur, kaip. Kokią klaidą padariau pradžioj, neatsivežiau pakankamai didelių daiktų. Man atrodė, nu kas to dildo reik, kas, nu kur, kaip suvenyrą galbūt tu jį gali panaudoti. Interjero detalę vargiai. Jo. Kaip interjero detalę gali padovanoti, tarkime, direktoriui, kad jis suprastų, kas jis per daiktas. O praktinio panaudojimo nemačiau. Bet man sakė, žiūrėk, Domai, sako, ką turi suprasti? Nesigilink, ką su tais daiktais daro, turėk omeny, kad jos perka ir vis prašo didesnių. Nu, žmonės plečiasi. Nu, negali būti. Nu, aš išklausiau, praeina metai kiti ir aš pas tiekėjus ir gamintojus sakau didesnių. Tai buvo, kad sakė, nebeturim tokio dydžio. Dabar daėjo, kad jau kai kurie sunku pakelti, ką su jais daro, jau nežinau, bet jau nebe taip perka tos didžiosios, bet būtent didelį dildo, tai yra toks dalykas. Tai čia kokį dydį mes kalbam, parodykit. Apimtis, dydis toks, nu vėl, dydžio ten kiek panaudoja, nežinau, 10-20 cm, bet apimtis tai būna, oho. Nu tai ranka, tai čia pažengusių reikalai. Okay. Nu jo.